Tai inžinerijos bataliono kariams tai buvo skirių vertinamosios pratybos ir po jų prasideda būrių rengimas. Atsiskaitinėjo 2 inžinerijos būriai pirmos kuopos, jie atsiskaitinėjo gynybos ir puolimo metu, buvo atsiskaitomos kolektyvinės užduotis tokios kaip kliūčių įrengimas ir kliūčių įveikimas. Iš kliūčių buvo sprogstamos ir nesprogstamos kliūtis. Tai kaip pavyzdį galiu paimti, sprogstamos buvo minų laukas, nesprogstamas koncertinos įveikimas. Patalpose buvo įrengiamas kliūtis, daugiausiai susidėjo iš smėlio maišų, taip pat buvo ištiesiama koncertina, kad galėtų inžinieriai treniruotis, kaip reikia įveikti nevėlinas nesprogstamas kliūtis. Buvo įveikiamos 2 būdais, tai buvo mechaniniu ir sprogdinimo būdu. Sprogdinome duris ir sprogdinome vėlinę užtvarą koncertiną. Savo kolektyvinės užduotis jie įvykdė ir net labai pasistengė. Pratybų metu pėstininkai bendradarbiavo su inžinieriais, tai pagrindė pėstininkai įrenginėjo pastato vidų, kad kuo sunkiau būtų išsivalyti pastatus, pajudėti viduj, o inžinieriai mums padėjo įsirengti išorę tiek minų perėjas, tiek koncertinos užtvaras. Tai šių pratybų metu buvo treniruojamas karių sugebėjimas įsirengti sustiprinto punkto gynybą. Tai kaip ir matote, aplinkui yra daug visokių įrengimų, pozicijų, bunkerių ir panašių, daug smėlio maišų koncertinos. Tai būtent tai ir treniravosi kariai padaryti, įrengti tokį punktą ir iš jo apsiginti prieš stipresnį ir didesnį vienetą. Puolimo metu vieną skyrių puolė mišrus būrys, tai 3 pėstininkų skyriai ir 1 inžinierių skyrius. Pėstininkų darbas pagrindinis įeiti į pastatą ir išsivalyti, o inžinierių padėti patekti kuo arčiau pastato. Tai pravalyti visus minų laukus, inžinerinės užtvaras, kad tik pėstininkai kuo greičiau ir saugiau galėtų patekti į pastato vidų.